Jeigu turi aukštą cholesterolį, hipertenziją, turi širdies kraujagyslių ligų riziką, valgyk šiuos produktus. Daržovės. Rinkis vaisius. Valgyk žuvį. Rinkis baltą mėsą. Valgyk saują riešutų kiekvieną dieną. Valgyk ankštinius. Rinkis kruopas. Rinkis vietoj sviesto alyvuogių aliejų. Kiaušinių ne per daug, bet saikingai valgant, jie gali būti tavo racione. Venk sūrio, o vietoj sūrio rinkis varškę ir kitus raugintus fermentuotus produktus. Venk pieno produktų, kurie turi daug druskos, daug sočiųjų riebalų. Rinkis varškę, kuri yra liesa, ir sviesto nenaudok per didelio kiekio, o rinkis raugintus pieno produktus, nesaldintus ir nepersūdytus. Jeigu patiko mano patarimai, rašyk komentaruose daugiau patarimų ir aš su tavim pasidalinsiu jais. Spausk like, dalinkis su draugais šiuo įrašu, negailėk ir sek mane sveikatai palankus naujienas prenumeruodamas ir sužinok mitybos rekomendacijas, kaip sulieknėti ir išvengti lėtinių neinfekcinių ligų pats pirmas.